Plaukimo būdą pristato olimpinių žaidynių dalyvis Rimvydas Šalčius. Plaukikas guli ant krūtinės, horizontalioje padėtyje, veidas vandenyje, žvilgsnis nukreiptas pirmyn. Pečių juosta šiek tiek svyruoja aukštyn žemyn. Apatinė liemens dalis, ypač dubuo, aktyviai dalyvauja atliekant kojų judesius aukštyn ir žemyn. Rankų judesiai virš vandens atliekami gražiais mostais. Plaukiko pečių juosta pakelta virš vandens paviršiaus. Tai palengvina rankų judesius ore. Plaukiko galva palaipsniui keliama jau pagrindinėje grybšnio fazėje. Įkvepiama, kai rankos ištraukiamas iš vandens. Įkvėpimas užbaigiamas jau rankų judesio virš vandens pradžioje. Plaukikas veidą nuleidžia į vandenį ir orą pučia pro nosį ir burną.